O kol Žalgiris švenčia itin svarbią pergalę, principiniai varžovai intensyviai ruošiasi rytojui. Jau sekmadienį vyks dar vienas Lietuvos krepšinio grandų derbis. Sostinės atstovai nepraleido progos kauniečius su pasiekimu pasveikinti, bet rytoj tuo pačiu bandys nutraukti pergalių derbiuose sausrą. Kol kaunietiečiai švenčia puikaus reguliariojo europinio sezono pabaigą, sūnus dirba, kad rytoj jam įkastų. Žalgirio trenerio Tomo Masiulio sūnus Vilniaus Ryto puolėjas Gytis tik nusišypso paklaustas apie tėčio sėkmę Eurolygoje. Smagu už tėtį, džiaugiuosi, kad jam gerai sekasi ir esu laimingas už tėtį. Sveikinimai kolegai, treneriui Masiuliui, tai tikrai Žalgiris neprašovė, lietuvių trenerių kaip pasiėmė. Kaip ir tėčiui Žalgiryje, taip ir sūnui Gyčiui Masiuliui Ryte sezonas yra sėkmingas. Svarbiausių sezono kovų čempionų lygoje metu jis buvo vienas komandos vedlių. Štai per pastarąsias ketverias europinės rungtynės Masiulis vidutiniškai rinko po 15 taškų. Tai privertė sukrusti ir Ryto vadovybę, kuri greitai jam pasiūlė pratęsti kontraktą dar 2 metams. Kaunietis nedvejodamas sutiko. Norėjau čia Vilniuje veikti, klubas manęs irgi norėjo. Esu dėkingas, kad Jomantas ir Žibėnas mato mane ir toliau kaip svarbia komandos dalimi. Jau rytoj Masiulis dar kartą Lietuvos krepšinio lygoje stos į kovą prieš tėčio vadovaujamą Žalgirį. Rytas atšventęs patekimą į Čempionų lygos ketvertą. Prieš savaitę vėliau skaudžiai už atsipalaidavimą buvo nubaustas Šiauliuose. Turėsim padaryti tą patį, ką Šiauliai mums padarė, kai po patekimo į Final Four pralašėm iššūkai, tai nežinau, reikia žaisti labai fiziškai. Bet šio sezono Ryto istorija kaunantis su Žalgiriu yra negailestinga. Vilniečiai pralaimėjo visas 4 tarpusavio dvikovas, įskaitant ir taurės finalą. Tiesa, net ir pergalės atveju Vilniečiams tai būtų nebent emocinis laimėjimas. Mat iš pirmos vietos LKL pirmenybėse reguliariame sezone Žalgirio jau niekas nebepastums. Rytas ir pergalė tikslas, tai čia viskas vienam sakiny yra. Ir aš suprantu, kad net jeigu mes pralaimėm rytoj rungtynės, labai bus daug nepatenkintų veidų. Ir tas yra visiškai normalu. Tiesa, Rytui dar reikia apginti ir dabar turimą antrą vietą, nes ant kulnų mina ne tik sezono staigmena tapę šiauliečiai, bet ir Klaipėdos Neptūnas, turintis vos 1 pergalę mažiau. Vilniaus arenoje bilietų į rytojaus derbį praktiškai nebeliko, pardavinėjamos jau tik stovimos vietos.